paskirta jaunai kartai. Radistai. La Familia. Klausau. Labas vakaras. Taip, labas vakaras. Atsiprašau, kad taip vėlai, ar su Ramunė kalbu? Taip. Ramunė iš Netelio dėl tų sąskaitų. Mes niekaip negaunam, aš nesuprantu, ar kažkas blogai iš jūsų pusės ar iš mūsų. Čia dabar, palauk, nesuprantu, gal gali kažką tai plačiau paaiškinti, nes aš tas sąskaitas jau jas senai apmokėjau. Man nėra ko aiškinti, tiesiog nėra apmokėtas sąskaitos ir viskas. Aš šią savaitę buvau Netelio salone ir aš pateikiau tos mokėjimo kvitus, kadangi aš moku elektroninės bankininkystės pagalbą. Ir sakė, kad kaip ir viskas apmokėta, ar kaip dabar vėl, Matai, aš žiūriu dabar vėlyvas metas iš tiesų, man reikia, darbas jau baigėsi, bet aš vien dėl tavęs turiu žiūrėti ir žiūrėti, kas čia gaunas iš tiesų. Ir man atrodo, kad suma net yra padidėjusi dabar, ko gero. Tai dabar palauk, dabar kokia suma tai yra? Matau 380. Tikrai taip negali būti, nes mano maksimali suma būdavo prakalbėta 50 litų, nedaugiau. Tai žinot, kažkaip... Ramunė, pinigai taip. Nežinau, kas čia yra, bet sąskaitą matau tokią ir skaičiukų dėja neištrinsi iš kompiuterio. Todėl aš siūlau rytoj jau sumokėti tą sumą ir viskas. Bet žinot, tai kiek aš galiu mokėti, jeigu mano ta skola yra padengta jau prieš gerus 2 mėnesius ir... Nieko nežinau. Viskas yra, kaip sakyti, man skaičiukai surašyti. Neturiu lapą, 358 litai, 97 centai. Bet tai kaip taip gali būti, kai aš tą skolą senai apmokėjau, mano Netelio salone jūsų, nežinau, turbūt gal bendradarbis vadybininkas savo, kad viskas apmokėta, viskas tvarko, nieko nebeskolinga. Tai irgi, žinot, man irgi tie laiškai ateina, tai kiek taip galima? Tai visų pirma, kas jūs per kompaniją, jeigu jūs negaunat ir tų apmokėjimų, tai aš jums nemokėsiu už tai, kad aš paslaugom net nesinaudoju. Kodėl jūs dabar rėkiat ant manęs? Aš jums skambinu, informuoju apie mokėjimą, jūs ant manęs dabar rėkiat. Aš tikrai nerėkinu, bet tiesiog, kaip taip gali būti? Yra paprasčiausia viena tiesa. Jūs man meluojat. Aš nemeluoju. Tai kodėl tada mes negavom pinigų? Aš nežinau, bet aš tikrai galiu jums parodyti ir tos apmokėjimus. Man nieko nereikia rodyti, aš per telefoną nematysiu. Mes dabar kalbam ir sakau, kad iki rytojaus 3 valandos jūs sumokėto 358 litus 97 centus. Ir viskas. Būsim atsiskaitę, ačiū jums, viso gero jums. Bet tai kaip taip gali būti? Jeigu prieš 2 mėnesius aš visą tą skolą padengiau. Jūs meluojat. Ne. Aš visas sąskaitas turiu taip pat atsispausdinus, kurias man atsiunčia į elektroninį paštą. Aš manau, kad jūs senais kažką prihimičinot, visokių skaičiukų prirašėt, žinau dabar šianlaikinės tas moteris, visko jūs prisidaro. Atsiprašau, tai gal nebepradėkit ant moterų čia... Ne, aš ne ant visų moterų, aš ant tavęs sakau, tik tai Ramunė. Žinote, esu atsakinga ir tikrai jokiom machinacijom neužsiimu. Visos taip sako. Pažįstu. Atsiprašau, aš ne visos. Gerai, tu taip sakai, bet ko gero tai įrodymas, kad tiesiog nėra sumokėta sąskaita ir viskas. Bet tos sąskaitos, jos tikrai yra sumokėtos. Aš jau daugiau nei pusę metų aš nebesu Netelio abonentė iš viso. Man jau kelintas mėnuo taip ateina vos ne tokie grasinimai, kad per teismus vos ne, kad pas mane viskas apmokėta. Tai kaip taip galima? Ponia Kliučinskienė, man jau atsibodo klausyti tokių atsikalbinėjimų. Aš sakau, sąskaita turi būti sumokėta ir viskas. Žinokit, aš net nebeturiu ką pasakyti, nes man iš tikrųjų šokas, kaip jūs taip galit. O ką aš darau? Aš gražiai su jumis kalbu, skambinu vakare, ką turėčiau jau darbus būt baigęs, sakau, kad yra skolikė, jūs nesumokat jos ir viskas, ne aš iš jūsų reikalauju tų pinigų dabar, ten prispaudęs už gerklės. Nors galėčiau, bet tai nedarau. Sakau, kad iki rytojos 3 valandos sumokėtumėt varganus 358 litus 97 centus. Jūs galvojat, kad ta suma yra vargana suma studentai? Žinot, ir tada jūs man prašau paaiškinkit, kodėl. Jūs studentė dar? Wow. Iš balso sakyčiau, kad jūs subrendusi moteris. Ne, studentė.
Tai kodėl jūsų vadybininkas man sakė, kad visos skolos yra padengtos ir viskas jau tvarkoje, nieko nebeskolinga, gali būti rami ir toliau spakainiai gyventi? Todėl, kad jūs, ko gero, tą vadybininką susapnavot ir nebuvot pas mūsų salone. Aš dabar sakau, kaip yra. Aš tikrai buvau salone ir, Norit, gal ir to galime susitikti? Taip. Jūs kviečiat mane į pasimatymą? Ne, jūs mane kviečiat. Ne, aš klausiu, ar jūs norit susitikti, sakai taip, tai reiškia, tu sutinki. Taip, galiu parodyti visus apmokėjimus, viską. Man nereikia parodyti, aš žinau, kokie skaičiukai yra. Nemanau, kad jūs žinot. Kaip, sakau, 358,97 centai. Nesąmonė, tikrai taip nėra. Aš jau daugiau negu pusę metų aš tom paslaugom neatsimenu. Ramūnė, žiūrėk, padarom tada taip. Jeigu tu, matau dabar susijaudinusi, darome taip. Jeigu tu rytoj su manim susitinki, išeini išgert kavos, aš tą sumą per pus anuliuoju ir tebūnie ten 197. Kažkiek, net mažiau. 100. Tai dabar darybos jau? Taip. O ką, gausi už 100? Manyčiau gerą pokalbį. Gal. Pokalbis. Kiekvieną dieną aš pokalbį turiu. Ką gausiu už 100 litų? Pasakyk man. Ką jūs norit, priklauso. Ką tu gali duoti, aš nežinau. Aš tiesiog galiu smagiai pabendrauti, pašnekėti ir tiek. Kavos atsigerti, arbatos, papietauti. O tu vieniša? Taip. Aš irgi vienišas. Kaip puiku. O jeigu aš iš viso skolą nuliuočiau, ką gaučiau tada? Ir kas už tai? Tai aš tavęs klausiu. Ką tu galėtum padaryti dėl skolos? Čia jau toks klausimas, tai jūs, manau, net su tikslu paskambinat? Ne, matai, aš tikslu buvau vienu, bet žiūriu, kad tu tokia esi įdomi moteris. Taip. Gražus tavo balsas ir pati turėtum būti nieko. Tai galim viską pakeisti. Tikrai šiuo metu nieko negaliu siūlyti. O rytoj? Kai pabendrausim, tada ir žiūrėsim. Aš jūsų nesu mačiusi, ir tai pirmą kartą su jums bendrauju. Aš išvaizdus vyras, aukštas, sportiškas. Taip, toliau. Pasiturintis. Išsilavinimas. Mano išsilavinimas? Taip. Mano išsilavinimas? Taip. Aš dar nebaigęs. Dar nebaigęs? Amžius? 23 metai. Taip. O tau kiek metų? Automobilis? Mano 20. Mano automobilis? Taip. Lexusas. Juodoji pantera, aš taip vadinu. Tai labai graži mašina. Nieko, galėčiau sakyti, man jį patinka, bet noriu keisti jau. Tai kodėl? Į kokią keisi? Labai, žinok, noriu dabar 7 BMW. Dar vienas gražuolis. Taip, gražus, kaip ir aš. Puiku. Tai ar nenori su manim susitikti? Tai rytoj galim, kur, kada? Pas mane. Pas tave. Taip. Ne, nesutinku. Gerai, pirmą tada kaviniai. Kokioj? Kokioj? O kur tu gyveni? Saulėtekį. Tu Saulėtekį. Taip. Tai kitą dieną su taksu reiks grįžti, nes aš anksti nemėgstu keltis. Tai kokios čia problemas? Jokios. Tame didelės bėdos nematau. Aš žinai, kur gyvenu, kur yra Europa, tam pastate. Labai gražu. Gražus vaizdai turėtų matytis. Jo, ypač ryte, kai kava geri. Smagu tau. Gal aš tiesiog noriu pasidalinti tavo vaizdus su tavim. Tai būtų smagu, jau kas nors pasidalintų. Ir pabodo būti vienišai. Pabodo būti vienišai, ar ne, Ramūnė? Taip. Tavo balsas toks nuostabus. Ačiū. O ko aš galiu iš tavęs tikėtis? Atsipriklausomai, ko tu nori. Aš noriu meilės, šilumos. Meilės, šilumos, aš irgi noriu meilės ir šilumos. Tai aš galiu taip pasvajot, kad rytoj vakare mes susitikę, išgersim vyno taurę ir naktį galbūt pasimylėsim. Ne. Kodėl? Tokiems dalykams tikrai ne. Reikia ilgesnio laiko? Pakankamai daug ilgesnio. O kiek man reikės laukti? Tai čia nėra nustatyta termino, kiek reikės laukti. Tai viskas yra bendravimo eigoje.
Gerai, kiek aš turėčiau primokėti, arba ką turėčiau padaryti, kad aš galėčiau su tavim pasimylėti? Aš tikrai neprasiduodu. Na, kalbant apie tą sąskaitą, kuri buvo 358, pasidarė 0. Ir dėl jos tu su manim sustinkė. Jeigu tai yra neparsidavimas, tada kaip mes jį galėtume įvardinti? Na, mes tik susitinkam kavos, tai aš tikrai taip. Nu ir ryte iš mano Europos stogo žiūrėsim saulėlydį. Tai pasižiūrėsim dar ar žiūrėsim ryte saulėlydį. Aha. Tai nesiderinantis dalykai. O kokie tau vyrai patinka? Kokie vyrai patinka? Atkaklus. Aš esu atkaklus. 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 Sportiški. Sportuoju 10 metų. 10. Taip. Tai labai įdomu, kaip atrodai. Galėsi rytoj pažiūrėti. Esu sportiškas. Tikrai kūnas atletiškas. Patinka. Kokie? Juodaplaukiai. Esu tamsus. Aukštesnė, aišku, už mane. Koks ūgis įdomu. Mano 1,90 m. Oho. Na, tai kaip tik pats tas. Taip. Idealus vyras. Na, kas ten žino? O kas studijuoji? Aš sakau, aš nieko nestudijuoju. Nieko nestudijuoji, tai sakai, dar nebaigęs. Na, taip įsireiškiau, nes visi manęs klausia, bet sakau, dar nebaigęs. Tiesiog, kaip čia žinai, galiu pasakyti, turiu fainą tėtį. Tai tėvelio numylėtinis? Na, negaliu pasakyti, dar man to 7 BMW nenupirko, bet... Bet gal kažkada gaus? Nu, kitos savaitės vidury turėčiau. Aha. Na, tai smagu tau tada, smagu? Tai. Man irgi smagu, kad tau smagu. Tai ką dar pasakysi? Tai kur mes, ko mes pradėjom? Pradėjom sąskaitą, ne? Taip. Tai ką man dabar daryti, kad ta sąskaita pasidarytų 0, ar ne? Taip. Kažką tai tau reiktų padaryti. Nu, kažką padarysiu. Ir įdomu, ką? O gali tu papasakot, kaip tu atrodai? Kaip aš atrodo? Šviesa plaukia, protinga, labai mėgstanti gaminti maistą. Šaunu. Toliau pasakok. Toliau išvaizdė, visada savim pasitinki. Kiek balų duotum, jeigu taip iš 10? Iš 10? Jo. 9 kokias, tai tikrai. 9? Oba. Taip. Nu, aš savo būčiau, žinau, ko gero, šiek tiek geresnis. Tai 10 duočiau. Taip. Na, aš nenoriu būti labai didelė savinėla, tai... Nu, tikrai nesi labai didelė. 9 normalu. Man pakanka ir 9. Pakanka. Ar koks tavo kūnas? Koks mano kūnas? Lieknas. O krūtinė? Pakankamai normali. Į delną telpa? Vyrų dėmesį patraukia. Kada paskutinį kartą mylėjaisi? O šitą klausimą tai tikrai neatsakysiu. Kodėl? Kaip aš galiu tokią informaciją teikti nepažįstamam žmogui? Nu, bet tu labai daug informacijos pateikė jau. Tai tiek, manau, ir pakanka. Aš dar tavo vardą net nežinau. Mano vardas Jonas. Jonas? A.K. Giovanni. O! Kas? Ar tikrai? Ką? Ar tikrai? Kas tikrai? Ar tikrai Giovanni skambina? O ką, tu pažįsti? Na, nepažįstu, bet tiesiog kažkaip sunku patikėti. O kas yra Giovanni? Giovanni? ZFM? Radistas? Būtent, brangioji, mes tiesioginėme eterį. Šakės. Busted! Labas! Labas. Žinok, apgavau tave visais įmanomais būdais, kokiais tik sugalvojau per tą trumpą laiką, bet tu pakibai ir mes pradėjom apie sąskaitas, nors tų sąskaitų turbūt visiškai nėra. Jau senai net nebėra. Taip, nėra. Visiškai neteisybę pasakiau.